Sveiki, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Šį kartą atvažiavau aplankyti laivų parodą Varšuvoje. Šis video nebus sukoncentruotas į kažkokią vieną laivų rūšį ar modelį, bet apžiūrėsiu tiek pramoginius katerius, tiek žvejybinius, skirtus mūsų vidaus vandenims, o ir išplaukimui į jūrą. Na ir pirmiausia aplankėm Cobalt katerius, tai vadinami daugiau kaip powerboats, bei cruiseriai galbūt taip pasakyti, dienos pasiplaukėm. Iš tikrųjų atrodė labai prabangiai, išpildymas vertas toksai dėmesio. Smagu buvo prisiliesti, atrodo, prie kiekvienos detalės. Išsiūta visur oda, sudėtas apšvietimas, garso aparatūra, kilimėliai. Prie šitų katerių iš tikrųjų neturėjau net prie ko prikibti. Aišku, buvo vieni didesni, kiti mažesni. Tačiau išpildymas tikrai neblogas. Jo, čia uždaryt gali. Na ir čia panašus išpildymas, tik tais pilkas. Truputį čia man atrodo, kad dabar mažiau vietos šitame galbūt. Ir dar, kurie žiūrite šitą video ir nesat paspaudę like, subscribe ir baliuko, raginčiau tai padaryti. Tai padės man augti, o ir jums nepraleisti tolimesnių mano video. Tad nepatingėk dabar, paimk ir paspausk. Ačiū. Dėtuvės visokios, apšvietimas, tai tikrai atrodo neblogai. Čia va ne kajutė, čia šitam negalima miegot. Čia tikriausiai užsideda, žinok, pagalvės ir tu čia vat vaikai tikrai gali miegot. Nors vaikai, bet tėvai tai turi. Tuolikas. Na ir dar vienas gražuolis. Gale štai kokia didelė gulima vieta. Mėgautis saulės voniom. Čia iš tikrųjų erdvi pasisėdėjimo taip pat vieta. Šitas kateris man patiko. Jis gerokai platesnis, jame vietos gerokai daugiau. Sūnus nori patikrinti, kas ten viduj. Tai va, iš vienos pusės yra tualetas su kriauklyte. Na, o kitoj pusėje gan jau, sakykime, nemažas miegamasis, tai nedideliai šeimai su vienu ar dviem, gal netgi vaikais, įmanoma būtų, sakykime, išmiegoti šitoj kajutėj. Čia pačioj, kur aš dabar dedu kojas, realiai užsidengia ir vat tenais galima sukišus kojas atsigulti.
televizorius. Nu, puikiai. Gražus prabangus kateris. Viskas apsiūta oda. Pasidėt kavai. Buvo čia ir drabužių kampelis. Jūriška tema. Bet mes čia ilgai neužsilaikėme, nes paroda didelė, norėjusi kuo daugiau viską pamatyti. Na ir mūsų tema. Žvejybiniai kateriai. Tai aplankėm aliuminius katerius, apžiūrėjom jų išplanavimus, dėtuves visokias, kaip kas viskas išpildyta. Taip, kai kuriem gamintojam atrodo galėtumėm ir pastabų duoti, kur iš karto užlipus Čia kaip atrodo tiktais, jo, čia delfinai, jie man atrodo, kažkaip dolfiną. kažkur neapgalvota. Va, čia gale kėdė teisinga atrodo padėta, o vat priekyje su draugu kaip tik irgi bandėme išdiskutuoti, kad kėdė tikriausiai nepatogi žvejybai. Spiningaujant, atsisėdus, atsirėmus, tikrai nepatogu. Čia pasigedom ir normalios meškerių dėtuvės, arba ji čia buvo padaryta ne iki galo, arba jos išvis nebuvo. Na ir šis kateris atrodė iš pirmo žvilgsnio gražus, smagus, lyg tai viskas kaip ir išplanuota, padaryta, bet vėliau žiūrint pasigedom ir keleivio ar draugo vietos atsisėsti. Šaldytuvas buvo irgi, kai kurios detalės tikrai labai malonios, fainos, bet paskui bekalbant pagalvojom, kad greičiausiai šitas projektas dar buvo nebaigtas, nes nei rankenėlių nėra, bent jau jų pasigedam, gal čia toks užmanymas, gal jų visai nereikia, bet aš įsivaizduoju, jeigu šiek tiek per bangas plaukiant, pašokinėjus, tai visi dangčiai turėtų kilti viršų ir daužytis. Tuo labiau, kad danga jau išklijuota ant viršaus, o rankenėliam vietos kaip ir nėra. Tai šis kateris toks mažų mažiausiai keistokas projektas. O kas čia Na ir mano
favoritas katerių iš aliuminių katerių. Tai buvo Gelex. Bent jau šitas išpildymas mane tikrai sužavėjo, buvo gražu žiūrėti ir liestis prie viso šito daikto. Labai gamintojas atrodo atsižvelgia į kiekvienas detalės. Tikrai išpildymas neblogas. Yra ir suoliukas gale atsisėsti papildomai publikai, jeigu reikia. Daug labai dėtuvių, rankenėlės, apie ką kalbėjau, ko nebuvo baltam kateryje. Visos užsifiksuoja tvarkingai. Čia meškerių dėtuvė. Tu dar nepaspaudei like ir subscribe? Ei. Davai, dabar. Paimk ir paspausk. Nelabai pagaunu, kaip čia ta kėdė sukinėja. Pakeliai viršų rankenėlę važiuoja. Kada paspaudži žemyn, tada kitos ieškok rankenėlės. Va. Čia meškerėm susidė. Jo, prailgintas. Čia tema nebloga. Per vidurį bam. Ir pakelas tas suolas, kokį paštovaiškį. Jo. Pakel. Jisai va taip įsiverčia. Ir tenai atsikabina spyna, jis atsiverčia, yra daiktadė. Biškį kilstat. Ai, suolas. Nu, dar kitai. Čia tau dekas irgi užlipus žvejų. Tai iš karto kiek vietos čia gaunas. Man tai patinka va šitos vietos visokios, va. Bem, tokias lentynėlės visokiem daiktam susidėti. Na ir priekyje daiktadėžių taip pat netrūksta. Galima masalą susidėti priekyje. Galbūt dar kažkokią elektroniką pasijungus galima akumuliatorius susidėti. Virves, švartavimusi. Rankenėlės va tokios ant borto, šiek tiek va pakilusios, kur galima taip pat, jeigu pritūpus įsikibti. Tokios smulkmenos atrodo, bet viskas taip labai puikiai išpildyta. Čia susideda greičiausiai tentas dar. Visiškai. Dėžių tai bele kiek. Didelių, mažų. Sėdynės patogios. Smagus variantas, tik tais gaila, nepažiūrėjau kainos. Tikriausiai ne vieno iš jūsų būtų kilęs tas klausimas, kiek toks kainuoja. Nu, tikrai gražus, neblogas katiriukas žvejybai. Čia išpildymai. Čia gelbėjimo kateris policininkų.
tempimo. Na ir priėjom dar prie Albos katerių, kur Evaldas Bubulis irgi juos labai išgyręs, tai buvo irgi įdomu pažiūrėti. Tai sakyčiau irgi gan labai protingai ir neblogai pasirodė išplanuoti. Štai šitą, man atrodo, Evaldas Bubulis atvežė pats į parodą. Jeigu teisingai supratau, jis pats ir visą ją gamino išdėstymą viduje. Tai priekį matosi ten skylė kėdei įdėti. Sausos dėžės. Čia va, kas patiko irgi, atsilenkia kėdutės. Čia gal netgi smagiau negu Gelexo, tu gali po vieną jas atsilenkti, nebūtina iškart viso suolo. Tai viena pusė lieka, tu gali atsistojęs žvejot, o kitoj pusėje va, atlenkta kėdė, kažkas gali sėdėti. Tai va, Albos šitas baltas kateriukas irgi man labai patiko dėl lyg tai šitas jo, dėl meškerių laikiklio vietos išprojektuotos. Dėtuvėlės, skylutės visokiose šonuose ir va, priekyje, kur dedasi meškerės. Nu pasaka. Čia šitą, kas sugalvojo, tai dedu didelį pliusą ant nugaros. Gražiai atrodo. Ne tik praktiškai, bet ir gražiai. Ko pasigendu tik tais aš ant jų, tai kartais meškerių laikiklio ant šono. Ant tokių katerių. Kad galėtum tiesiog, jeigu ten pereini ar plauki į kitą vietą, įsismeigti transportavimui tiesiog vieta, susidėti meškeres, nenusimesti. Tai vat, ką pastebėjau, ant šito raudono katerio buvo sudėti transportavimui, tiesiog meškeriems susmeigti. Tai čia va finvalai. Finvalų kateriukai. Šitas be konsolės. Su ranka vairuoti. Bet vietos daug.
Kamperiukas, viskas ko reikia, kaip sakant. Čia miegui. Čia žvejybai. Nu ir čia dar antram galima pačioj. Čia žvejam galbūt labiau. Na ir tema Pilot House'ai. Eisiu aš apžiūrėsiu. Pilot House kitaip vadinami. Vadinami kateriai, kur kapitonas gali būti viduj, o žvejai, sakykim, kiti gali būti denėje žvejot. Meškerių laikikliai. Su tokiu, aišku, patogu didelius tvenkinius, ežerus ar jūrą išplaukti. Aišku, pas mus su tokiais apribojimais daug ežerų čia neaplankysi su tokiu kateriu dėl variklio dydžio, bet šiaip toks labai patogus, fainas variantas ir žvejybai, ir šeimai pasiplaukiat. Čia va, viskas susideda, gali būti miegama vieta, o ten, kur buvo staliukas, taip pat staliukas nusileidžia žemyn, užsideda ant viršaus pagalvėlės ir ten dar viena miegojimo vieta yra. Tai visoje toj kajutėje gali, manau, drąsiai 3 išsimiegot. 3 žmonės. Čia netgi, sakyčiau, šeima su vaiku tilptų ir čia dar vienas žmogus. Tai užuolaidėlės yra. Užsitraukti. Ar nuo saulės, ar kai tulika eini. Priekyje vieta. Liukas geras dalykas, va pas savęs pasigendu tokio. Iš tikrųjų, būtų galima pagalvoti apie įdėjimą tokį. Kviksilveriai. Oi. Ką? Taip, o čia kviksilverių kampelis. Taip pat Pilot House'ai. Žvejybiniai plus pramoginiai kateriai, galim sakyti taip. Kriauklytės, atsisėdimai, staliukai. Bet pas jų kvapas visų toks kaip pas mane. Čia patiko, kad per šoną dar gali išeiti. Durys atsidaro. Ir per šoną gali išeiti į denį. Čia, aišku, su miega vieta mažiau. O čia toks padarytas tulikas su kriauklyte. Čia galbūt jau patogesnis toksai nei tenais, kad vos ne viešai atsisėdęs ant tualeto esi, o čia jau padaryta kabinutė. Priekyje moteriškė gali pasideginti saulėje, o tu puikiai leisti laiką žvejodamas. Apėjimas gan platus. Iš tos pusės. Taip ir čia, man atrodo, netgi buvo jo iš tos pusės taip pat durys. Labai smagus dalykėlis.
Argi nebūtų malonumų su tokiu žvėju. Būtų galima namo negrįžti savaitėm. Na, o čia Navan kateriai. Man tai įdomu. Tokie jau su didesnėm kajutėm, miegamam vietom galbūt taip. O, tėlikas yra. Nu, nemanau. Tėlikas. Nu, čia tik tai įsilyst miegot. Ja. O čia tūlikas. Tūlikas kriauklė. Bet, o koks... Čia ant kelieno atsisėdai ant klozetą, tada nusipraus. Tai man įdomu, tam buvo Magregorį mano, kaip fainai, jeigu čia būtų, bet abejo. 100 na godzinę leci. To te dwa kotły na policji. Priekyje, matot, išpildymas. Sėdėti degintis. Čia vėlgi dar vienas Aha. su mini virtuvėlė. Nu, čia geras. Bet, kaip matot, viskas vyksta Storage'as. lauke. Virš galvos tik tai stogelis. Au! Bet tau ir per ūgį. Nu, jie visi, matai. Tai blogai, neturi tai būti. Čia realiai... Senti, jeigu aš ten pusę lemo išėjau tokio daikto. Kaip man, pavyzdžiui, tą tualetą norisi? Man labai įdomu, aš pats noriu pabandyti. Tu tai net neįlysi čia. Ai, nu gal įlysi. Ir įsivaizduok, jeigu tai turi daryti, duris susidarė. Ventiliacijos tai nėra. Toks atrodo nenusisekęs projektas. O Quicksilveris kieno jisai, koks gamintojas? Nežinau, neatsimenu. Atsargiai, bandau išvykti. Bet, nu, šitas toks tai fainas, toks sport. Čia tai gali, visokiai. Ką? Aha. Šitą? Aha. Nu? Nu, esmė, kad čia skėtis pasikamuoja. Ir šitą kėdė, man atrodo, kažkaip gali perėti. Šaldytuvas. Sėda. Čia tikriausiai pati geriausia vieta laive. Pusryčius, maistą. Valgyt. Bet jau gal jau proper publikas. O, žiūrėk, 2 miegamas vietas. O, geras. Nu, tai vaikam čia. Nu, galvas daužyti. Nu, panašiai, bet bent jau yra langelis, kurio gali įsivedinti. Jau skambina. Ieško mūsų. Ai, bet čia jau patogesnis Alio. negu anas, tikrai.
Na tai mes tenai į tą Quicksilverį užėjom, kur raudonas kateris stovėjo laiptukais į viršų. Eik ir pasiimti. Čia miegama vieta, tūlikas. Čia miegama vieta. Tai aišku, būsim. Liukas. Greičiausiai mes čia ir valgysim kokią vakarą. Ai, man aš galvau, kad čia, žinai, du. Aha. Šis irgi su staliuku. Jo, tai čia tikriausiai, jo. Oi, kortytė čia atsidarai. Tai čia irgi užsideda va šitoje vietoje tikriausiai ir... Va, čia jau keturiese miegot galėtum. Jo. Čia kūdikį gali iš šono pasiguldyti, dviese čia, o čia dar vienam vaikui. Bet jau svetainė, bet jau ir tu supranti, tau vietus ir pradėtų sėti savo saugiai viduj. Jo. Čia dar turime daugantį. Mhm. O kas čia karbon monoksid? Ładnie. Virtuvėlė. Gražiai išdėliota. Pum pum. Tak. Autobus i serwis to będzie. Tam pianka dzisiaj tam. Jo, va čia jau normaliau. Na jo, čia tai tokia vietika vaikiuko miegot. Nu, čia suaugę gali miegoti. Na, bet tai labai jau, žinai, trošku. Ta prasme. Likas tai tenai toks pats kaip anamdžių. Kur tu ten dingai? Tai čia, bet iš dviese baisiai, ta prasme, normaliai. Man tai baisu, kad ten, žinai, gali. Tempi, ne? Kojas tai mano kabėtų, jeigu normaliai. Aha. Mikrobanginė, šaldytuvą. Ir denis jau toksai patogesnis, didesnis, toks erdvesnis. Stogas labai lengvai nusiema. Ir gali žvėjoti tikrai. Čia maisėčias įėjimo, tai... Bet jie apėjimas, tai nuo pusė, o čia jau viršumai. Per kraštą.
panelę ant stogo. Aš galvoju, jeigu matuotis kaip nuo priekio žiūrėjo. Tu kamerą atsuk. Ne, tai buvo į tenai prieš. Saulės panelė. Čia naktinė matymo kamera. Ne, lempa tik tai. Ir stoglangis dabar. Na ir šeimyniniai kateriai paliko ne mažesnį įspūdį nei žvejybiniai kateriai ar sportiniai. Virtuvėlės, tualetai, dušai viduje tikrai duoda komforto pasiplaukiojimui. Widzisz wszystko. I wszystko widzisz. Widzisz tam na dole? Nawet poskładają ci z tych planów, wszystko ją wiesz, doroczyste. Tu jest zresztą inaczej, to za jakieś drzwi tam... Tam też masz plany. Ką? Tai einam į vidų pažiūrėsim. Einam į vidų pažiūrėti. Dzień dobry. Hej. Čia atsargiai slidu, žinokit labai. Gali ateiti. Labai didelis. Čia dvigubas miegamasis, matai? Tenais. Ir čia greičiausiai, kad šitas stalas nusileidžia ir čia miegama vieta. Tai jo geras, fainai. Fainai, ne? Kaip tokioj virtuvėje kažką daryti čia? Čia ant kelienų. Dabar nekenda. Čia gal aš ir tilpčiau, žinai. Visiškai ne mano tema. Atsiklaupk ant kelienų, pažvenk. Jo? Ta prasme, net aš ne visai galiu išsitiesti, Jo. aš tai žema. Vau, okei. Nu, žodžiu, šiaip viskas labai gražu ir prabangu, bet patogumo klausimų ne. Jo, jo. Ne, Čia nepatogu. ta, čia, Tai gali išsipūti. čia ta kriauklė su virtuvė, tai tik tais toks, žinai, parodė. Va, vaikui, Jo, žiūrėk, jo, palik. vaikui, nu, vaikiškas. Na ir aplankėm dar vieną būrinę jachtą. Kad ir nelabai galbūt mūsų tema, bet buvo įdomu apeiti ir lyst pasižiūrėti. Koks ten patogumas, kokio ilgio Oho. Jo. ir kaip viskas atrodo iš vidaus. Nu, dabar matau. Čia tau net ilgam. O tai kaip vairuot? Tenai tvirtinasi tas.
Na, iš vidaus vaizdelis visai neblogas. Kambariukai, miegamieji, svetainė. Nu, jo. Šuosi tenai. Tai čia gal. Ne, neužsideda. Nu, bet ta prasme jau va. Ten reikia kiti mėgamieji. Nu. Jo. Bet bent jau nevaikščiot gali. Tai iš negali savo laiką vaikščioti. Tai ką? Tai normali, žinai, bent jau virtuvė čia. Tokia virtuvė, tai tik tai antram ausvanės turbūt, aš taip manau. Jo. Čia nesisupa. Jo. Dar ir turiu minį. Bet fain. Aš manau. Na ir mūsų katerio favoritas. Realiai Andriaus tėvukas šitą kateriuką visą laiką žiūrėjo, stebėjo internete ir vardan ko Andrius čia irgi atvažiavo pasižiūrėti, išbandyti, pasimatuoti, apžiūrėti, kaip jisai iš tikrųjų atrodo. Atrodo tikrai neblogai. Erdvės daug. Viduj vietos taip pat daug, o ten, kai tik užėjom, ten iš karto miegamasis vienas yra. Toliau čia leidžiantis žemyn. Tūlikas. Pilnavertis, su kriaukle, dušu po dešinę. Čia visa elektronika. Ką mes matom? Dar vienas miegamasis. Ten matosi su lentynėlėm visokiom šonuose. Erdvės įsidėti kažką. Laiptelį į viršų. Gerai, vairuok. Plaukiam. Nesukinėk vairiuką tik tais gerai, nes tenais dėdis atėję pirmąją nuos vaikus nuramina, kad nesukinėtų vairo dėl to, kad ten varikliai sukinėjasi. Stogą. Nu, Jisai čia va užsidaro. žiauriai, na, šiaip tai tikrai faina. Einu čia pat. Nepyko tiesiog. Šitą paėmė, pervirti į tą pusę ir gali sėdėti čia, žiūrėti į priekį. Jo, čia atsilenkė kojytėm. Jo. Jis nepyko, jis tiesiog pasakė, kad taip negalima. Su dėtuvė. Ačiū dieną. Aš dabar suprantu, kodėl tėvas taip norėjo, jo. Jam patiko labai. Tai kaip jam čia būtų patikę. Tik jisai sakė, nevažiuosiu iš 500 kilo. O vertėjo. Vertėja. Vien šaldykas. Bent jau Tik šaldykas. du šaldytuvai, ne? Ne. Jie parodys, čia sunkiai kelias. Lentelė, stovas, kriauklė. Ir čia du šaldykai. Tik neatsimenu, kaip fiksuojas. O šičia tiek, kaip sakiau, atsiverčiau užuolaidos. Jo, čia aplink.
telefoną nepalik. Normaliai taip Išeitų. įsivaizduoji. Tai va, ko reikėjo, Andriui? Jo, einu aš Juditos paieško. Na ir šis iš tolo patraukia labai dėmesį. Nes atrodė bent jau iš išorės labai taip prabangiai, visas juodas blizgantis. Įlipus į vidų taip pat nenuvylė, nes visa danga jau medinė. Atrodo tikrai prabangiai. Tos detalės aplinkui medinės. Laipiojo vietos visos lepteliai, vadinami mediniai. Tai va, iš ekspozicijos matosi keli VTS, lyg tai jo VTS kateriukai tokie smagiam dienos pasiplaukimui. Ir čia šalia jų konkurentai, sakyčiau, taip pat. O, žiūrėk, virtuvėlė. Dėsnis va, šalia irgi su virtuvėlė mini. Rytiniai kavai, galbūt pasidaryti. Na, ir podeliai prasiskalauti. Viena kėdė tai tokia lygs. This open boat. There is in cabin is Apšvietimas, nu, viskas taip sutvarkyta, skoningai Single. ir gražiai. For kids. For napping. because this is daily cruiser. Yes. There is place, there is table, there is and something. Yeah. And we open this As a bed. the bed and Matai, kokia sistema. Toks ir toks. Ir pas tave taip pat galima padaryti, kad būtų stogelis. Tada gali sėdėti laukia, o kai yra toks, tu gali su užtrauktukais susisiekti viską. Jeigu lietus lyja. Čia šaldytuvas. Jo, čia atsidaro jie dvi pusės, man atrodo. Arba į vieną. Matai, kaip atsidaro? Jo, jo. Keleivis tai taip labai jau artimai šalia sėdi. Aha. Aš tai čia pavyko paėdė plačiai. Nu, čia panašiai galbūt kaip tie, kur žiūrėjome Alubos, biškai ir patobulinta versija. Ne pro priekį praeini pro šoną, tada tu gaunas, kad labiau įsientuotas vidinį sėdį. Jo. Ir čia toks lyg tai kateris, bet va, ir rankytėm nusiplauti, ir kavai pasidaryti. Tai priekį ten ir praeini. Jo. Viskas kaip Ten taip prasuk, pažiūrėti. Tiesiog viskas. Kas toks irgi įdomus. Įdomus tas. O šitas? Liukų, jo. Ir kamera. Jo. Okay. Sėdžio grindis kėdukas. O iš čia galima ir apsižiūrėti, kur reikia eiti toliau. O. Ką? Lip, lip. Čia faina. Bet nuo to, kad Ne, aš turiu omeny, kad pamatyti aplinkui.
va faina. Vasara, užlipai, šilta, pasideginti. Nu, saulės nenori, nulipai į apačią po stogeliu. Nu. O, normali dušinė. Gerai maudais. Na, Jie pasėdi pašik, žinai, pasimojuoji. Su langu. Ai, nu. Sėdi šitie. Matau, zuikutė. Čia pats tas tau būtų, ne? Žiūri. Tavęs nematau dabar jau. Nu, ne, šūtų. Čia aš matau, kad tu pasidarai. nu jo, jau čia kaip kemperis. Čia šiaip nice. Plaukiantis. Čia šiaip daug vietos. Čia dar va. Vaikus. Čia 2 vaikai gali gulti. O, kaip čia atrodo? Ai, pala, nes tu manęs mažai. Ai, nu jo, čia toks biškis. Tavo durelės grinai. Aha. O čia kas? Čia. Pala, aš biškį turiu Spinta? pasiekti. Ne? Dar vienas tulikas. tūlikas, bet Ai, čia tūlikas. dar- Kriauklytė tokia. Jo. Kokios nukriau. Dušinė tokia. Nu, jo. What's the point? Ai. Na tai. Baig maltis, gerai? Nenustyksti vietoj. Ai, ant ten lipa? Ten. Ai, nu šiaip jo gal tiesa. Jo, bet vietos galėtų ir būti ir daugiau sėdimos. Nu. Tai ten daugiau va. Premijai. Galėtų tiesiog iš Ir to šitą pusę gali ateiti, tik tai... aplinkui būti. Kad tu galėtum irgi va tiesiog ant minkšto atsisi. Ne, šiaip vienas galėjo pakviesti. Nu, taip biškiuką neišnaudota. Nes ten rizikuoji nusimainuoti. Nori gyvai? Va kaip išnaudota vieta virš variklio. Šį kartą tiek. Tikiuosi, laikas neprailgo. Ir tie, kas dar nepaspaudėte prenumeratos, nepaspaudėte nykščio į viršų, prašau nuoširdžiai tai padaryti, nes tai padės man augti, o ir jums su mano kanalu susitikti daug dažniau. Iki susitikimo, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Nu, Prašau, matykit.